Whenever I see the transcendental Sri Vigrahas of Radha and Krishna, I am in bliss. For by taking their lordships prasad, we can conquer over the material elements. Stebėdamas transcendentinius dieviškosios poros Šri Rados ir Krišnos dievybių pavidalus, aš patiriu aukščiausią palaimą, o pagerbdamas jų prasadą, įveikiu bet kokią materialią iliuziją. One day, while performing devotional practices, I saw my house transform into Goloka Vrindavan. When I take the Charanamrita of the deities, I see the holy Ganges water that comes from the feet of Lord Vishnu, and my bliss knows no bound. Vieną dieną, stebėdamas savo namuose atliekamą pasiaukojimo tarnystę, pamačiau, kaip namuose apsireiškia Goloka Vrindavanas, kai ragauju dievybės Charanamritą ir matau šventus Gangos vandenis, nuplovusius viešpaties Višnu pėdas, mano džiaugsmas nežino ribų. By seeing the Tulasi tree, my heart feels joy, and Lord Madhava, Krishna, is also satisfied. When I eat the prasad favored by Lord Chaitanya, it is a new life's experience. Regint Tulasi, mano širdis patiria džiaugsmą, nes viešpats Madhava, Krishna, taip pat yra labai ja patenkintas. Kai valgau šako, prasadą, kuris labai patiko viešpačiui Čaitanijai, mano gyvenimas įgyja naują prasmę. Bhaktivinoda concludes by saying, whosoever attains the stage of enthusiasm for these devotional practices will be supremely blissful wherever he may be. Bhaktivinoda kiekvieną dieną su didžiausiu džiaugsmu priima tai, kas yra palanku tarnystėje viešpačiui Krišnai. Bhaktivinoda Thakur ki jai. Jai. I was wondering if anyone has a chadar they can borrow me. What? A chadar. Gal kas nors turi čadarą, kurį galėtų paskolinti? Huh? Yeah, it's fine. So suddenly it's winter again and I'm freezing here. Suru Bhakata Charana Renu Bhajana Anukula Bhakata Seva Paramasiddhi Prema Lati Koramula. Thank you. Madhavakti de Bhakti Janani Chaitanya Palama Kore Krishna Basati Basati Bole Paramadore Bore Jai Sabastan Korolo Brahmana Rande Say Sabastana Hey Boami Pranaye Bhakata Sange Sabastana Hey Boami Danga Bhaja Sunete Man Abasara Sadachaje
Anande Hridaya Nache. Galamurti Deki Amora Paramananda Oya. Prasada Seva Koite Hoya Sakala Papancha Jaya. Dina Grihe Bhajana Dek Grihe Te Golokapaya. Charana Siddhu Dekiya Ganga Sukha Sasimha Paya. Tulasi Deki Jaraya Prana Madhava Koshani Jane. Tulasi Deki Jaraya Prana Madhava Koshani Jane. Gora Piya Saka Sevani Jivana Satakamane. Kati Vino Krishna Bhajani Anakula Paija. Pratidibasi Paramatsuki Kora Korea Taha. Bhakata Charanare Bhajananukula. Bhakata Seva Paramasidhi Premalati Koramula. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Ajnanandasya Dinanjana Sulakaya Chaksuramilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dati Samadantikam Vandeham Shri Guru Shri Tapadakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sarvaitam Savadhutam Vaijana Saritam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Krishna Karuna Sindhu Gopesha Gopika Tapta Kanchana Gauri Radhe Vrindavaneshwari Vishvana Vanchika Yashya Kripa Sindhuve Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So deity worship is one of the 5 main angas of devotional service. Dievybė garbinimas yra viena iš 5 pagrindinių Krišnos garbinimo angų arba dalių. So we will speak a little bit about the greatness of deity worship. Ir mes truputį pakalbėsim apie dievybę garbinimo didybę. And I'm taking a verse from the Srimad Bhagavatam. Aš paimsiu posmą iš Šrimad Bhagavatam. 1:11:4. Aš paimsiu posmą, 1 giesmė, 11 skyrius, 4 tekstas. The translation is, do you want to find it or? I have. You have it. So quickly. He helped. Magic. Yoga Maya must be around here. The citizens arrived before the Lord with their respective presentations, offering them to the fully satisfied and self-sufficient one,
who, by his own potency, incessantly supplies others. These presentations were like the offering of a lamp to the sun. Yet the citizens began to speak in ecstatic language to receive the Lord, just as wards welcome their guardians and father. Posmo vertimas. Visi gyventojai susirinko priešais viešpatį su savo atitinkamomis dovanomis, siūlydami jas visiškai savimi patenkintam ir savo pakankamą viešpačiui, kuris savo paties gale be perstojo palaiko kitus. Šitas dovanas buvo tarsi ugnelės siūlymas saulei. Vis dėlto gyventojai pradėjo kalbėti ekstatiškais žodžiais, sutikdami viešpatį, lygiai taip pat kaip vaikai sutinka savo globėją ir savo tėvą. And in Srila Prabhupada's purport, I won't read the whole purport, but in the beginning of the purport, he is saying the following. Čia Prabhupada savo komentaro pradžioje sako tokius žodžius. The Supreme Lord Krishna is described herein as Atmarama. He is self-sufficient, and there is no need for him to seek happiness from anything beyond himself. He is self-sufficient because his very transcendental existence is total bliss. He is eternally existent. He is all cognizant and all blissful. Therefore, any presentations, however valuable it may be, is not needed by him. But still, because he is the well-wisher of one and all, he accepts from everyone everything that is offered to him in pure devotional service. It is not that he is in want for such things, because the things are themselves generated from his energy. The comparison is made herein that making offerings to the Lord is something like offering a lamp in the worship of the sun god. Aukščiausias viešpats Krišna čia prašytas kaip Atmarama. Jis yra pats savo pakankamas ir todėl jam nereikia ieškoti laimės iš kažko tai anapus savęs. Jis yra savo pakankamas, kadangi jo transcendentinė prigimtis yra visiška palaima. Jis amžinai egzistuojantis, jis yra visas suvokiantis ir visų palaimingiausias. Todėl bet kokios dovanos, kad ir kokios vertingos bebūtų, jam yra nereikalingos. Bet vis dėlto, kadangi jis yra gera linkintis visiems ir kiekvienam, jis priima iš kiekvieno viską, kas yra pasiūloma jam su tyra atsidavimo tarnystė. Nėra taip, kad jam trūktų tokių dalykų, kadangi visi šitie dalykai taip pat yra sukurti iš jo energijos. Čia pateikiamas palyginimas, kad siūlyti dovanas viešpačiai prilygsta siūlyti ugnelę, garbinant saulės dievą. So this is very interesting that a little bit different than us, because we have many needs. We have many needs. Čia yra įdomu tai, kad skirtingai nuo mūsų, kurie turime daug poreikių, mes turime labai daug poreikių. And sometimes we even come before the Lord with these gimme needs. Ir kartais mes ateiname pas viešpatį, sakytume viešpatį, prašau, duok man visus šitus mano poreikius. But here is saying that Krishna, he's Atmarama. He is self-satisfied. Bet čia sakoma, kad Krišna yra Atmarama, jisai pats savim patenkintas. He has no needs. Ir jis neturi jokių poreikių. He doesn't need anything. Jam nieko nereikia.
But out of his kindness, dėl savo malonės, he is accepting our offerings. jisai priima mūsų dovanas. He's accepting whatever we may offer, although he doesn't need it. Jisai gali priimti visą tai, ką mes jam siūlome, nors jam to nereikia. And for us, it's very important that we can offer something to the Lord. Ir mums tai yra labai svarbu, kad mes galime kažką pasiūlyti viešpačiui. Because as they say, God is everywhere. Nes, kaip sakoma, Dievas yra visur. But if I wanted to offer a flower everywhere, how could I do that? Bet jeigu aš norėčiau pasiūlyti gėlytę visur, tai kaip aš galėčiau tai padaryti? And I would be offering all day long, Aš visą dieną siūlyčiau. You cannot offer a flower everywhere. Jūs negalite siūlyti gėlės visur. But God is everywhere. Bet Dievas yra visur. But for our benefit, he allows himself to localize himself so that we can make our offerings. Bet norėdamas padėti mums, mūsų labai, jisai tampa lokalizuotas, tam, kad galėtų priimti pasiūlymus lokalizuotai. So this is the meaning of the deity form of the Lord, that he takes a position, subordinate position, so that we can make our offerings. Ir tokia yra Dievo malonė, kad jis įgyja tokią padėtį, dievybės pavydalą, pavaldžią padėtį, kad galėtų priimti mūsų siūlomas atnašas. So this is his mercy. Ir tai yra jo malonė. Nowadays, there are so many deities, Gaurnitai deities, Radha Krishna deities, Šiais laikais yra tiek daug dievybių, Gauranitai dievybių, Radha Krishna dievybių, Jagannath, Baladev, Subhadra deities. Džaganatas, Baladevas, Subhadros dievybės. Can you imagine the effect the world has in suddenly so many deities being worshipped like that? Ar jūs galite įsivaizduoti, koks poveikis visam pasauliu, kai tiek daug dievybių garbinama visur? That the Lord takes his position in temples, in homes, Kad viešpas jisai būna savo padėtį ir šventyklose, namuose. the Lord himself, the Supreme Personality of Godhead, Ir viešpats, aukščiausias Dievo asmuo, he is none different than his deity form. jis nesiskiria nuo savo dievybės pavydalo. And the world is being benedicted by all these deities. Ir visas šitas dievybės palaimina visą pasaulį. There's never been a time in history where so many deities of the Lord are being worshipped. Niekada pasaulio istorijoje nebuvo taip, kad tiek daug dievybių būtų garbinama visam pasaulyje. And especially here in the West. Ypatingai čia vakaruose. You know what Prabhupada is, he's given us so many gifts. Ir Prabhupada davė mums tiek daug dovanų. But we rarely perceive of this gift of the deity that he has given us. Bet mes labai retai suvokėme tą dovaną, dievybių dovaną, kurią jis mums davė. And it's not just for the purpose of offering things to Krishna. Ir tai ne vien tik tai tam, kad siūlyti dalykus Krišnai, But his reciprocation is that we start to understand who God is, and we can see him face to face every day. bet bendraudami su juo mes galime suprasti, kas Dievas yra, mes galime matyti jį kiekvieną dieną. So God is the Supreme Spirit, Dievas yra aukščiausia dvasia, but we cannot see him. bet mes negalime jo matyti. No. It's just Prabhupada, he gave an example once. There was one reporter, Prabhupada kartą pateikė vieną pavyzdį žurnalistui it was in Los Angeles, Los Andžele. and she started to ask Prabhupada about the deity form. What does it mean, the deity form within your temple? Jie pradėjo klausinėti apie dievybės pavydalą, ką reiškia šita dievybė jūsų šventykloje. And Prabhupada explained this. He said, yes, God, he cannot be seen. Prabhupada paaiškino taip, Dievą negalima matyti. He gave this really nice example. Jisai pateikė labai puikų pavyzdį.
He said, just like your mother and father. Jisai sako, lygiai taip pat kaip jūsų tėvas ir motina. You know your mother and father very well. Jūs labai gerai žinote savo tėvą ir motiną. You see them every day. Jūs matot juos kiekvieną dieną. But what happens if your father suddenly dies Bet kas nutiks, jeigu jūsų tėvas vieną dieną mirs and you start crying? ir jūs pradėsit verkti? And I say to you, why are you crying? Ir aš pasakysiu jums, kodėl tu verki. My father is dead. Mano tėvas mirė. No, he's lying there. This is, you know him. He's lying right there. Bet jisai guli čia, jūs pažįstat jį, jūs žinot jį, jisai va čia guli. No. That is not my father. Ne, čia ne mano tėvas. My father is gone. Mano tėvas išėjo. He has passed away and gone somewhere else. Jis išėjo kažkur kitur. Practically everyone says that when a member of the family dies. Praktiškai visi taip sako, kai šeimos narys miršta. And then Prabhupada asked, okay, so do you see your father's spirit? Ir tada Prabhupada sako, na gerai, o jūs matot savo tėvo dvasią? And the reply obviously is, no, I don't see. Ir atsakymas buvo, ne, aš nematau. And then Prabhupada said, then how do you expect to see the Supreme Spirit if you cannot even see the spirit of your father? Ir Prabhupada tada sako, kaip jūs galite tikėtis pamatyti aukščiausią dvasią, kai negalite pamatyti net ir savo tėvo dvasios? He said, this is the meaning of the deity form in the temple. Ir jis sako, tokia yra dievybės pavydalo prasmė šventykloje. People sometimes challenge us. Kartais žmonės meta mums iššūkį. If there's a God, then show me God. Jeigu Dievas yra, parodykit man Dievą. Well, we are showing. Ir mes rodome štai. They're all over the world now. Dabar visame pasaulyje Deity form. dievybės pavydalas. And he would say also, well, it's not so difficult to see God. Ir Prabhupada taip pat sakydavo, kad nėra sunku pamatyti Dievą. You know, God is in the sky, in the Dievas yra clouds. danguje, debesyse, He's in the forest. jis yra miške, He's in the ocean. vandenyne. Wherever you look, you see the power and potency, the greatness of God. Kur pažvelgsim, jūs pamatysite Dievo galią, jo didybę. But you don't even have the eyes to see that. Bet jūs neturite akių net tai pamatyti. You cannot see the nature around you, Jūs negalite pamatyti gamtos, jūs supančios. which is the greatness of God. Tai yra Dievo didybė. So therefore, you know, this deity form of the Lord is very merciful, because not only can we offer things to the Lord, but we can also begin to see the Lord. Todėl šita dievybės forma yra labai labai maloninga. Mes ne tik tai galime siūlyti jam kažką, mes galime taip pat matyti jį. So it may be said that God's willingness to incarnate in the deity form Gali būti pasakyta, kad Dievo noras įsikūnyti dievybės pavydalu consists the ultimate expression of his love for humanity. Jisai iš tikrųjų išreiškia absoliučiai Dievo meilę žmonijai. Right? We are trying to love God, but God's love is extended out to us in the form of the deity. Mes bandome mylėti Dievą, bet Dievo meilė mums pasireiškia jau dievybės pavydalu. This is the greatest grace of the Lord. Tai yra didžiausia Dievo malonė, That being free, kad būdamas laisvas, he becomes bound. jisai tampa surištas. Being independent, Būdamas nepriklausomas, he becomes dependent. jisai tampa priklausomu. For all his services for all his service on the devotee, Taigi jisai priklausomas nuo visos tos tarnystės, kurią atlieka atsidavęs. the Lord puts himself in a subordinate position. Viešpats jisai tampa pavaldus baktui. Generally, it is said man belongs to God, Paprastai sakoma, kad žmogus priklauso Dievui, but in the form of the Murti, bet murti pavydalu. God becomes the property of the devotee. Dievas tampa atsidavus jo nuosavybę. We say, this is my deity. Mes sakome, čia mano dievybė, mano.
I brought my deity too today. Aš šiandien atnešiau savo dievybę. It is my possession. Čia mano nuosavybė. And I can do what I like. Ir aš galiu daryti, ką noriu. I can bring them to a festival like this. Galiu atvežti taip į festivalį. And in the afternoon, I will take them somewhere else. Ir tada po pietų nunešiu jas kažkur kitur. And they're completely dependent on me looking after them. Ir dievybės visiškai priklauso nuo manęs, nuo mano priežiūros. So it's a very nice relationship Tai yra labai puikus ryšys. that we can fan the Lord, Mes we can galime veduoti viešpatį, feed the Lord, galime pamaitinti viešpatį, we can even play with the Lord. galime netgi žaisti su viešpačiu. I remember there was one story. Pamenu, buvo istorija. This was, I think it was in Scotland. Manau, kad tai buvo Škotijoje. The devotees were doing a Christmas marathon, Darė kalėdinį maratoną. and they were going shop to shop, Ir mes jam iš parduotuvės į parduotuvę, distributing books. platindami knygas. So one devotee came to one shop, Ir vienas baktas atėjo į parduotuvę. and the owner of the shop, he was looking at the books the devotee had, Ja, tas pardavėjas, jisai žiūrėjo į knygas, kurias baktas rodė. and he said, "Okay, I think I'll take that one." Ir jisai sako, na gerai, aš paimsiu šitą. So he went around the back of the shop to Listen. get some money, Jisai nuėjo už parduotuvės and the devotee was looking around the shop, ir atsidavęs dairėsi po parduotuvę tuo metu. and he noticed a weighing machine. Jisai pastebėjo svarstyklės And there were some stones or some heavy weights on the machine ir jis pamatė ant svarstyklių kažkokius tai sunkius akmenis, svarščius. to weigh the. You've seen these old-fashioned weighing machines. Esat matę tokias senoviškas svarstyklės. And then he looked closer and he saw that's a Sheila there on the weighing machine. What? A Sheila. Jisai pamatė, kad, čia ant svarstyklio šyla padėta. What? Kas? How can this be so? Kaip čia taip gali būti? So when the man came back with the money, he took the money and he said, "Thank you so much. Ir kai pardavėjas atėjo su pinigais, jis pasakė, ačiū labai, But I have a little question for you. bet aš turiu nedidelį klausimą jums. Where did you get this stone?" Iš kur jūs gavote šitą akmenį? I don't know. I don't remember. I've had it so long. Aš nežinau, aš neatsimenu, tai sakmo pas mane taip jau senai. And the devotee explained that actually this is not an ordinary stone. Ir baktas paaiškino, ne, čia nėra paprastas akmuo. He said it's a Sheila Čia yra šyla and it's worshipable. ir jinai yra skirta garbinimai. And the man said, "Oh, well, if you need it, if you want it, go and take it. It's all right." It's Ir fine." tada tas žmogus sako, na gerai, jeigu tau reikia, jeigu tu nori, tai gali paimti tą akmenį. So the devotee took it Taigi baktas pasiėmė. and he gave it to the temple president because the temple president had many Sheelas. Ir jis atidavė šitą akmenį šventyklos prezidentui, nes šventyklos prezidentas turėjo daug šylų. And he put it with all the other Sheelas. Jisai padėjo šitą prie kitų šylų. But that night, I mean, it's supposed to be a true story. We'll see, What do you think? But this devotee had a dream. Taigi, čia turėtų būti tikra istorija, bent jau kaip pasakojama, jūs galite tikėti, kaip norit priimti, bet tą naktį baktas susapnavo sapną. And the Sheila came in his dream. Ir šyla atėjo pas jį į sapną. And he asked him, "Why did you take me away from that shop? Ir paklausė, kodėl tu mane paėmė iš tos parduotuvės? I was having a swing every day." Aš kiekvieną dieną galėjau ten supuotis. When the devotee woke up, he was shocked. Taigi, kai baktas pabudo, jisai buvo šokiruotas. Well, I better take it back. Aš jau geriau tada nunešiu atgal. So he took it back. He said to the Yes. shopkeeper, "It's Yes. okay." And- My temple president said, "It's okay, you can have it." Taigi, jisai grįžo atgal pas pardavėją ir pasakė, na gerai, tu gali turėti. Mano šventyklos prezidentas sakė, kad tu gali turėti šitą akmenį. Yeah. And you can even chastise your deity sometimes. I did that only once. Taigi, jūs galite taip pat ir barti savo dievybės. Aš tai dariau vieną kartą. And there was a profound reaction. It was a good reaction. It wasn't bad. Ir buvo labai tokia gili reakcija. Nebuvo bloga, buvo gera reakcija.
Gauranitai, he loved it. Gauranitai labai patiko. I don't know if I should tell you the story. I don't even know if I have enough time. Aš nežinau, ar papasakoti jums šitą istoriją. Nežinau, ar turim pakankamai laiko. Huh? Yeah? Okay, I'll kind of shorten the story. Aš sutrumpinsiu šitą istoriją, kiek galėsiu. It was when I was married and I was living with my wife and son. Aš buvau vedęs, gyvenau su savo žmona ir sūnum. In this rented property. Nuomotose patalpose. In England. Anglijoje. One day I got an email from the landlord. He said, I'm coming back to England and you need to vacate the property within the next 3 months. Taigi, ir aš gavau laišką, elektroninį laišką iš savininko. Jisai pasakė, kad aš grįžtu atgal į Londoną, į Angliją ir tu turi atlaisvinti šitas patalpas per 3 mėnesius. So I thought, well, 3 months, no problem. Aš pagalvojau, 3 mėnesiai, ne problema. But I was looking for some rural place so I could do a farm community, make devotees, and then get the devotees, train them up how to run a farm, self-sufficiency. Taigi ir aš iš tikrųjų ieškojau tokios vietos kaimo vietovėje, kad galėčiau ten daryti, užsimti žemdirbystę, galėčiau rinkti baktus, pamokslauti jiems, mokyti juos žemės ūkio ir savipakankamumo. But I was looking and looking and looking. Bet aš žvalgiausi. Couldn't find a place. Ir negalėjau surasti jokios vietos. And it was suddenly 3 days left. Ir liko tik tai 3 dienos. And I was so frustrated. Aš buvau toks nusivylęs. And I came before my deities. Aš atėjau pas savo dievybės. I said to them, try to understand, I was frustrated. Taigi, pabandykite įsivaizduoti, aš buvau toks nusivylęs. Pasakiau joms. Otherwise I wouldn't have said this. Aš kitaip nebūčiau sakęs to. I said, I've been looking for a property for us. Aš ieškojau nuosavybės žemės mums ir jums taip pat. But I haven't found anything. Bet aš nieko neradau. Now it's your turn. Ir dabar jau tavo žingsnis. And if you don't find a place within the next 3 days, ir jeigu tu nesurasi tokios vietos per 3 dienas, you don't get any more chapatis. Daugiau nebegausi čapačių. And when I said, what did I just say? Ir kai aš pasakiau, pagalvojau, ką aš čia pasakiau? It's like, out of frustration you can say things. Žinot, iš nusivylimo jis gali pasakyti tiek daug visokių dalykų. Anyway, that afternoon, I made my last ditched attempt. Taigi tą dieną po pietų aš padariau savo paskutinę tokią pastangą. And I phoned the same estate agents that I'd phoned before. Aš paskambinau tam pačiam nekilnojamo turto agentui kaip ir anksčiau. And as I was phoning one of them, one lady picked up the phone. Ir kai aš jiems skambinėjau, tiems agentams, viena moteris pakėlė telefoną. I said to her, can you put me through to the letting agent? Letting? That's the renting agent. Ta prasme, aš paklausiau, ar galite mane sujungti su nuomos agentu? And the lady said, well, everyone's gone home. Ir ta moteris pasakė, visi jau išėjo namo. It's Friday afternoon, they went home early. Šiandieną penktadienio popietę anksčiau visi išėjo iš darbo. And she said, maybe I can help you. Ir jinai sako, gal aš jums galiu padėti? I said, well, who are you? Aš paklausiau, kas jūs tokia? She said, I'm the cleaning lady. Aš esu valytoja. I said, well, can you possibly help me? Ir kaip jūs galėtumėt man padėti? He said, well, maybe I can, I don't know. Galbūt galiu, nežinau. Just tell me what you want. Tiesiog pasakykit, ko jums reikia. And I was trying to get rid of her, but she was insisting. Aš norėjau jos atsikratyti, bet ji buvo užsispyrusi. So in the end I said, okay, well, I'm looking for a rural property to rent, something that has, some property that has about 5 acres of land. Aš pasakiau, kad aš bandau išsinuomoti kažkokią tai nuosavybę, žemės nuosavybę, kad būtų bent jau 5 akrai žemės. So, to my surprise, she said, well, take down this number, I know this agency. Ir jinai man staiga mano nuostabai pasakė, užsirašyk šitą numerį, žinau vieną agentūrą.
I took down the number Aš užsirašiau numerį, and I phoned this number. paskambinau tuo numeriu. And the lady who picked up the phone said, yes, I have free properties just like what you want. Ir moteris kitam gale pasakė, taip, aš turiu kaip tik tai nuosavybę, žemę, tokia, kokia jums reikia. Excuse me. She said, I'm not supposed to do this, but I will give you the address of all free properties so you can go and have a look from the outside during the weekend. Jinai sako, aš neturėčiau to daryti, bet aš tau duosiu adresą visų tų 3 žemės sklypų, tu galėsi pats nuvažiuoti ir ten pasižiūrėti vietoj. So okay. Aš sakau, na gerai. So during the weekend I went to see all 3 properties. Ir savaitgalį aš nuvažiavau pažiūrėti visas tas 3 žemės sklypus. The first one was okay. Pirmasis buvo gerai, The second one was even better. o antras buvo dar geriau, And the third one, tip top. o trečias buvo tip-top. It was exactly what I was looking for. Jis būtent toks, kokio aš ieškojau. On Monday morning, I went to the agency, Pirmadienį ryte aš nuvažiavau į agentūrą, signed the contract. pasirašiau kontraktą Tuesday morning, moved in. ir antradienį ryte aš jau išsikėliau tenai. Sri Gornitai Key. Čia I was spellbound. How did this happen so quickly? aš buvau toks nustebintas, užburtas, kaip tai taip greitai nutiko. And it's not so difficult for Krishna too. Ir Krišnai tai nėra sunku. We all have these experiences. Mes visi turim tokių patirčių. Yeah. The impossible suddenly happens. Neįmanomi dalykai staiga nutinka. And Prabhupada said that Ir Prabhupada tai sakė. whenever he asked us to do something, Kiekvieną kartą, kai mūsų kažkas tai prašo kažką padaryti, sometimes we would challenge him. kartais mes mestumėm iššūkį tam žmogui. Oh, I think there was Prabhupada wanted to have his own printing press. So he told Brahmananda, you get a printing press and you start printing our own books. Vieną kartą Prabhupada pasakė Brahmanandai, kad jis norėjo savo spaustuvės. Jisai pasakė, mums reikia įsigyti spaustuvę ir spausinti patiems savo knygas. And Brahmananda said, Prabhupada, that's impossible. Ir Brahmananda pasakė, Prabhupada, tai neįmanoma. Not one of us have had such experience of printing books. Nei vienas iš mūsų neturime patirties, kaip spausinti knygas. Prabhupada said, impossible is in the dictionary, in a fool's dictionary. Ir Prabhupada atsakė, neįmanoma, žodis neįmanoma ir iš kvailių žodyno. We're not fools. Mes nesam kvailiai, We will do it. mes tai padarysim. Krishna will give you intelligence. Ir Krišna suteiks tau intelektą. And that was it. Ir taip ir nutiko. From there on, we printed our own books. Ir nuo to laiko mes spausdinom savo knygas. Rupa Goswami explains in the Nectar of Devotion that the only qualification a devotee needs in the very beginning of devotional service Rupa Goswami atsidavimo nektare sako, kad vienintelė kvalifikacija, kurią bhaktas pačioj pradžioj turėtų turėti, is a little bit of faith. tai truputį tikėjimo. If there's a little bit of faith, you can do anything. Ir jeigu jūs turit bent truputį tikėjimo, galit padaryti bet ką. Because Krishna will see your faith and he will empower you. Nes Krišna matys jūsų tikėjimą ir įgalins jūs. And after Srila Prabhupada installed the Radha Krishna deities in Melbourne, Prabhupada instaliavo Radha Krišnos dievybės Melbourne. he prayed to the deities Jisai meldėsi dievybėms before he left for his next destination. prieš išvykdamas į savo kitą paskirties tašką. My dear Lord, Mano brangus I viešpatie, am leaving you with my disciples who are not very qualified. aš palieku tave su savo mokiniams, kurie nėra labai kvalifikuoti. Please forgive any offenses they may commit Prašau, atleisk jiems įžeidimus, kuriuos jie gali padaryti, while worshiping you. garbindami tave. And you have to understand, in those days we had very little experience of doing anything really. What to speak of worshiping the deities. Iš tikrųjų, galite įsivaizduoti, kad tais laikais mes neturėjom jokios patirties, bet ką daryti, o ką jau kalbėti apie dievybių garbinimą. When Prabhupada installed deities
he installed Radha Krishna deities. Ir kai Prabhupada instaliavo dievybės, jis instalavo Radha Krishnos dievybės. Usually, of course, nowadays we start with Gauranitai deities and Dabar, work up to Radha Krishna. paprastai dabar mes pradedame nuo Gauranitai dievybių garbinimo ir tada jau po truputį kylame link Radha Krishnos dievybių garbinimo. But, suddenly we got these Radha Krishna deities and we're told to go on the altar and offer arati. O staiga mes gavome Radha Krishnos dievybės ir dabar reikia eiti į altorių ir siūlyti jiems aratį. Yeah, so, all we saw was a stone statue. Visą tai, ką mes matėm, tai buvo akmeninės statulos. Prabhupada said, if you approach the deity as a piece of stone, Prabhupadas sakė, kad jeigu jūs žiūrite į dievybę kaip į akmens gabalą, the deity will appear to you as stone. dievybės jums ir pasirodys kaip akmuo. Similarly, Vrindavan Dham will reveal itself to us according to the mood we approach it. Lygiai taip pat ir Goloka Vrindavana pasireikš mums tokiu pavidalu, kaip mes į ją žiūrėsime. And we've all had this experience too, those of us who have been to Vrindavan. Ir tie, kurie buvo Vrindavane, mes turime tokią pat patirtį. We see Vrindavan with our eyes, Mes matome Vrindavaną savo akimis, but what do we see? bet ką mes matom? Diseased dogs, Ligotas šunis, sewage overflowing into the street, kanalizacijas ištvinusias į gatvę plastic bags piled up, ir plastikinius maišelius susiskruvomis, being eaten by cows, kurias valgo karvės, poverty, skurdą lack of sanitation, ir sanitarijos trūkumą, the sacred river Yamuna polluted užterštą šventą Jamunos upę. with garbage and local sewage. Ir tai su šiukšlėmis ir vietinė kanalizacija. Welcome to Vrindavan. Sveiki atvykę į Vrindavaną. This is what I saw when I first went. Čia tai, ką aš pamačiau, kai pirmą kartą nukeliavau. And for many years afterwards, I saw it was getting worse and worse, and it was so much disturbing me. Ir daug metų po to aš mačiau, kad vis buvo blogiau ir blogiau, ir tai mane labai neramino. And then I approached one of my senior godbrothers. Tada aš kreipiausi į vieną iš savo vyresnių Dievo brolių. What can I do? I'm only seeing with my eyes. Ką galiu padaryti? Aš matau tik tai savo akimis viską. And he told me that you have to see with transcendental knowledge. Ir jisai pasakė, kad tu turi matyti viską transcendentinėmis žiniomis. You see with the faith that's within your heart. Tu turi matyti savo tikėjimą, kuris tavo širdį. And forget your eyes. Ir pamiršk savo akis. And that's exactly how we experience that if we come to Vrindavan with a completely different mood, Ir taip mes patiriame tai, kai nuvykstame į Vrindavaną su visiškai kitokia nuotaika. the apparent filth of Vrindavan is an illusion Tai yra tas tariamas Vrindavano purvas, yra tik tai iliuzija. because Krishna's eternal eternal leelas are going on. Nes Krišnos amžinos lylos jos vyksta tenai. We should see Vrindavan not through our eyes, but through the faith within our heart. Mes turime matyti Vrindavaną ne savo akimis, o tikėjimo, kuris yra širdį. This faith is awakened by hearing from the Holy Scriptures and the great devotees of the Lord. Ir šitą tikėjimą pažadina šventraščių nurodymai ir didieji viešpatės atsidavusieji. Vrindavan is non-different from Krishna himself. Vrindavana nesiskiria nuo paties Krišnos. It is an expansion of Krishna's internal potency, Lord Balaram. Jis yra Krišnos pirmosios ekspansijos, viešpatės Balaramos He ekspansija. expands himself as Vrindavan's abode. Jis išskleidžia save į Vrindavano buveinę. So in this way, same with the deity, we approach to the deity according to our consciousness. Taigi, lygiai taip pat mes žiūrime į dievybę priklausomai nuo mūsų sąmonės. And as we mature in our Krishna consciousness, we start to see that this is not a statue, this is non-different than the Supreme Lord Ir himself. kai mes įgyjame brandos Krišnos sąmonės, mes pradedame matyti, kad tai nėra statula, kad tai yra pats aukščiausias viešpats. Yeah, and it's a matter of time. Ir yra tik tai laiko klausimas. So this day is a special day for all of you here in Vilnius. Taigi šita diena yra ypatinga diena jums visiems Vilniuje. And you will give your
all in all in appreciation for this, the ability to be able to serve them. Ir jūs turėtumėt viską atiduoti už dėkingumą tam, kad galite garbinti šitas dievybės. Yeah, the Lord is inconceivably powerful. Viešpats yra nesuvokiamai galingas. And this is explained in the Sri Ishopanishad. Ir tai paaiškina Šri Išopanišadą. Tad ejati tad anantjati, tad dure tadva antiki, tad antarasya sarvasya, tad u sarvasya shabhautaha. The Supreme Lord walks and does not walk. Aukščiausias Viešpats vaikšto ir nevaikšto. He is far away, Jis yra labai toli, but he is very near as well. bet jis yra taip pat labai arti. He is within everything, Jis yra viso ko viduje. and yet he is outside everything too. Ir vis dėlto jis yra viso ko išoriai. In Prabhupada's purport, he Ir says, Prabhupada komentare sako, here is a description of some of the Supreme Lord's transcendental activities čia yra aprašymas aukščiausio Viešpatės transcendentinės veiklos, executed by his inconceivable potency. kurią atlieka jo nesuvokiamas galios. The contradiction given here proves the inconceivable potency of the Lord. Prieštaravimai, kurie pateikti čia, tiesiog įrodo aukščiausio Viešpatės nesuvokiamą galią. He walks and he does not walk. Jis vaikšto ir tuo pat metu nevaikšto. Usually, if someone can walk, it is illogical to say he cannot walk. Yra paprastai logiškai neįmanoma pasakyti, nelogiškai sakyti, kad jeigu kažkas tai vaikšto, kad jis negali vaikščioti. But in reference to God, such contradictions simply serve to indicate his inconceivable power. Bet kalbant apie Viešpatį, visi šitie prieštaravimai parodo jo nesuvokimą galią. There's a nice story. Most of you know this story. It's the story of Sachigopal, the witness deity. Esate turbūt visi girdėję istoriją, labai garsią istoriją apie Sakšigopalo dievybę. And in short, for those who don't know the story, Ir jeigu kažkas iš jūsų nežino šitos istorijos trumpai, an elderly and younger Brahmin, they went from Vijayanagar, which is the east side of India, to Vrindavan. It's a long journey, and the young Brahmin helped the elderly Brahmin to achieve his desired, his eternal, his life goal, which was to go to Vrindavan and take darshan of Sachigopal. istorija pasako apie tai, kad vyresnio amžiaus bhaktas ir jaunesnio amžiaus bhaktas, jie keliavo iš Vidyanagaro, kuris yra toli rytuose, jie keliavo į Vrindavaną. Ir jaunasis brahmanas, jisai patarnavo ir padėjo šitam vyresniam brahmanui įgyventinti savo gyvenimą svajonę, nukeliauti į Vrindavaną. So when they arrived and they took their darshan and paid their obeisances, Kai jie atvyko, jie gavo daršaną, nusilenkė. the old man said to the young one, Ir vyresnis bhaktas pasakė tam jaunesniam, you have helped me so much to be able to come to Vrindavan and take darshan. tu man taip padėjai atkeliauti į Vrindavaną ir gauti daršaną. I want to reciprocate. Aš noriu tau atsilyginti. I want to offer my daughter so that you can marry her. Aš norėčiau pasiūlyti tau savo dukrą, tu galėtum ją vesti. And the young Brahmin said, Ir jaunas brahmanas pasakė, be careful what you're saying. būk atsargus dėl to, ką sakai. You're saying this in front of Sakshigopal. Tu sakai tai prieš Sakšigopalo dievybę. You must confirm this first before you say something in front of the deity. Tu turėtum kažką tai užsitikrinti prieš sakydamas tai priešais dievybę. Perhaps your family members will not agree. Galbūt tavo šeimos nariai nesutiks. No, it's all right. Ne, viskas gerai. No problem. Jie nėra problema. Of course, when they returned to Vijayanagar, Žinoma, kai jie grįžo į Vidyanagarą, big problem. buvo didelė problema. When the other members heard what the grandfather had done, Ir kai kiti šeimos nariai sužinojo, ką jų senelis padarė,
They were very upset. Jie buvo labai nusiminę. And they were making plans. So if he comes anyway, we will help you to overcome this problem. Ir jie siūlė visokius planus, kad jeigu šitas jaunas brahmanas vis dėlto atkeliaus šičia, mes padėsim tau su šitą problemą. And one day the young Brahmin did come. Ir vieną dieną jaunas brahmanas pasirodė. You have not contacted me. You promised your daughter in marriage. O tu su manim nesusisiekei, tu man pažadėjai savo dukrą. And then suddenly the son came running out. Ir tada staiga išbėgo sūnus. Who are you? Go away, go away. Kas tu toks? Eik šalin, eik I've šalin. heard the story about you Aš girdėjau, stealing the possession of my father Aš girdėjau. while on pilgrimage. girdėjau istoriją apie tai, kaip tu vogiai mano tėvą nuosavybę piligrimystėj. Anyway, like that, there was a big argument. Ir taip kilo labai didžiulis ginčas. The young Brahmin said, no, what you're saying is not true about me. Ir jaunasis brahmanas pasakė, ne, tai ką tu sakai apie mane nėra tiesa. And you know, I have a witness. Ir žinai, aš turiu liudininką. I can prove Galiu įrodyti, that what you're saying is not true. kad tai, ką tu sakai, yra netiesa. I will now go to Vrindavan Aš dabar keliausiu į Vrindavaną and ask the deity Sakshi Gopal to come here and bear witness. Paprašysiu dievybės iš Vrindavano Sakshi Gopalo, kad jis ateitų čia ir paliudytų. We know in our society a person who sees something happen like an accident or a crime, the police are appealing for witnesses to the accident to come forward. Taigi mes žinome, mūsų visuomeniai dabar, jeigu kažkur kažkas įvyko nusikaltimas ar nusižengimas, mes pirmiausia prašome liudininkų, kad jie ateitų ir paliudytų. Because without proof, there's nothing you can do. Nes be įrodymų jūs nieko negalit padaryti. So he walked all the way back to Vrindavan. Taigi jisai grįžo atgal į Vrindavaną. And when he came before Sakshi Gopal, Ir jis atėjo pas Sakshi Gopalą, he paid his obeisances. nusilenkė jam He said, my dear Lord, ir pasakė, mano brangus viešpatie, I'm so happy to take your darshan again. aš toks laimingas gauti vėl tavo daršaną. And I don't make a habit of asking anything from the deity. Ir aš neturiu įpročio prašyti kažko tai iš dievybės. But I'm in this predicament. Bet aš dabar esu tokiai situacijoje. And I'm asking for your help. Ir aš prašau tavo pagalbos. I have heard that you're very merciful to your devotees. Aš girdėjau, kad tu esi labai maloningas savo baktams. Please help me. Prašau, padėk man. And then he explained, Ir tada jis paaiškino. please come to Vidyanagar and bear witness Prašau, eik su manimi Vidyanagarą ir paliudyk, that the promise was made. kad buvo pažadas. Only you can save this situation. Ir tik tai tu gali išgelbėti šitą situaciją. So the deity started speaking. Ir dievybė pradėjo kalbėti. What do you think I am? I'm only a deity. Ko tu galvoji apie mane? Aš tik tai dievybė. I cannot walk so many miles. Aš negaliu eiti tiek daug mylių. No. You are making joke of me or something? Tu juokauji su manim, ar čia kaips? No. I'm not making joke. I'm serious. Ne, aš nejuokauju, aš labai rimtai. Well, how do you think I can go to that so far? O kaip tau atrodo, kaip aš galėsiu nueiti taip toli? Deities don't walk. Dievybės nevaikšto. They stay in one place. Jos būna vienoje vietoje. My dear Lord, Mano brangus viešpatie, I know what a deity is. aš žinau, kas yra dievybė. And a deity is not different than Krishna. Ir dievybė nesiskiria nuo He Krišnos. can do anything he likes. Tu gali daryti tai, kas tau patinka. And besides that, Ir dar be to, you're talking. tu kalbi, Deities don't talk. dievybės nekalba. So if you're talking to me, then you can walk with me. Jeigu tu gali su manim kalbėti, gali su manim ir eiti. And of course the deity, okay. Ir tada žinoma dievybė, na gerai. You win. Tu laimėjai. I'll come on one condition. Aš eisiu su tavim su viena sąlyga. That I will wear ankle bells. You can hear the ankle bells and know that I'm behind you. Aš turėsiu kojų varpelius, aš skambinsiu savo kojų varpeliais ir tu žinosi, kad aš esu paskui tave, einu paskui tave. If you turn around, I will stop that place where
You have turned. Bet jeigu tu atsigręši į mane, aš sustosiu toje vietoje, kur tu į mane atsigręžiai. So the young Brahmin agreed and they set off. Ir jaunasis Brahmanas sutiko ir jie iškeliavo. And they even got quite close to the town. Ir jie gana arti, jau priartėjo arti miesto. Because the Lord is independent, He can, if He wants to be stationed at a particular place, He will choose the place. This is where I want the temple. Taigi viešpats, jeigu jis norės, kad pasilikti kažkokioje vietoje, jisai pasirinks tą vietą ir jisai sakys, kad jo, aš noriu būti šitoje vietoje. Čia nori šventyklos. The young Brahmin could not hear the tinkling of Krishna's ankle bells. Ir tada staiga jaunasis Brahmanas nebegirdėjo kojų varpelių skambesio. And he slowly Ir jisai po truputį lėtai turned around. Apsisuko. And he saw Gopal. Ir pamatė Gopalą stovint. Gopal. Gopal. What shall I do now? Ką dabar aš turėčiau daryti? I'm sorry, I couldn't hear your Aš ankle bells. atsiprašau, aš negirdėjau tavo kojų varpelių. Gopal said, that's okay. Go to the town, tell everyone I'm here. Viskas gerai, eik į miestą ir pasakyk visiems, kad aš čia. And then, of course, they all came and they were all very surprised. Ir žinoma, visi susirinko, jie buvo labai nustebę. And there was a big festival. Ir buvo didelis festivalis. And then someone made a big donation for a temple to be built. Kažkas paaukojo didelę sumą pastatyti šventyklą. So Sachi Gopal has been there ever since. Taigi ir Sachi Gopalas į toj vietoj stovė jau nuo tų laikų. So that temple is still there. Ir ta šventykla iki šiol stovi ten. Of course, I think if I remember, non-Hindus are not allowed in. Ir jeigu aš teisingai atsimenu, ne hindų ten neleidžiami į vidų. But you can circumambulate the temple. Bet galite apeiti aplinkui šventyklą. So this is the Lord. He is inconceivably great. Taigi toks yra viešpats, jis yra nesuvokimai didis. And He can help us in our own services. Ir jisai gali padėti mums tarnauti jam. The more we approach Him, Kuo labiau jį kreipiamės. as Prabhupada would say, 2 steps to Krishna, He'll come 3 steps to you. Or 1 step to Krishna, He'll come 3 to you. Prabhupada įsisakydavo, kad jeigu žengsit link Krišnos 2 žingsnius, jisai žengs link jūsų 3. Jeigu žengsit 1 žingsnį, vis tiek žengs 3. And, the other thing that happens in this relationship with Krishna and his devotee is that Krishna not only puts himself in a subordinate position. Ir dar vienas dalykas, kuris nutinka tarp atsidavusio ir viešpaties dievybės pavidalo, tai jis ne tik tai, kad tampa pavaldus baktui. Just like in regards to Mother Yasoda, Lygiai taip pat, kaip kalbant apie motiną Jašodą. that the devotee becomes more powerful than Krishna. Atsidavęs tampa galingesnis už Krišną. Yeah? If we want to be important and powerful, be a servant of Krishna. Jeigu norite būti svarbus ir galingi, būkite Krišnos tarnai. How fortunate is Mother Yasoda, Kokia sėkminga yra motina Jašoda, who is holding Ananta Koti Brahmanya, kuri laiko ant savo ranko Ananta Koti Brahmanjo, the powerful Lord galingiausia viešpatė, who is holding up all the universes. kuris laiko savyje visas visatas, She's holding him. o jinai laiko jį. Wow. So this is our great fortune that we, of course, we don't want to be more powerful than the Lord, but the Lord arranges it like that. Taigi tai yra labai didelė mūsų sėkmė ir iš tikrųjų mes nenorime būti galingesni už patį viešpatį, bet viešpats padaro taip pats. Prabhupada mentions in regards to preaching. Ir Prabhupada kalba apie tai, kalbant apie pamokslavimą. He said that Krishna is not as merciful as the devotee. Jisai sako, kad Krišna nėra toks gailestingas kaip atsidavęs. The devotee sees someone. Atsidavęs mato kažką. That man with the beard. Šitas žmogus su barzda. Wow, I think he could be a devotee. Aš manau, jis galėtų būti bhaktas. And Krishna looks at him. Ir Krišna žiūri tą žmogų. No, I know his past, present, and I know his future. Aš žinau jo praeitį, dabartį ir jo ateitį.
But the devotee says, no, I will prove the mercy of Krishna by making this person a devotee. Bet dabar Bhaktis sako, ne, aš įrodysiu Krišnos malonę, padarydama šitą žmogų bhaktu. And if he becomes a devotee, Ir jeigu jis taps atsidavusiu, that is the proof of Krishna's mercy. tai yra Krišnos malonės įrodymas. So this is very interesting too, because Lord Chaitanya, he liberated the subcontinent of India with Krishna consciousness, but he left the rest to us. Taigi tai yra įdomi situacija, nes viešpats Čaitanija Mahaprabhu jis išvadavo visą Indijos subkontinentą, bet visą likusią dalį paliko mums. And he said, if any Indians try to escape my mercy and go to the foreign lands, Jisai sako, kad jeigu Indijos žmonės, jie bandys išvengti mano malonės ir pabėgs į kitas šalis, my Senopati Bhakta, commander-in-chief, mano Senopati Bhakta, tai yra pagrindinis vadas, he will deliver them. jis išvaduos ir juos. And we see now Mes matom dabar, in America, most of the temple presidents are Indians. mes matome, kad dauguma šventyklų prezidentų yra indai. They came to the West Jie atvyko į vakarus, to beg something from the West. paprašyti kažko iš vakarų, But then after some time, they realized there's nothing here. bet po kurio laiko jie suvokė, kad nieko čia nėra. And they go on Google, where's the nearest temple? Ir tada jie eina į Google, kur artimiausia šventykla. And they go to the temple, Ir tada jie eina į šventyklą. and suddenly they become enlivened again. Ir tada vėl jie staiga atgyja. My roots, Mano šaknis, the roots of my life mano gyvenimo šaknis is within this temple. yra šitoj šventyklai. And then they come and get trained, and one day they're the temple president. Ir tada jie ateina ir jie, kaip sako, gauna čia tokį auklėjimą. Ir vieną dieną jie tampa šventyklos prezidentais. Lord Chaitanya said, you cannot run away from my mercy. Ir viešpats Čaitanija sako, jūs negalit pabėgti nuo mano malonės. You may try, Jūs galit bandyti, but I'm going to inundate the whole world. bet aš paskandinsiu visą pasaulį. So with all the deities, with all the devotees, Thank you, with sir. all the books, Visom dievybėm, visais bhaktais, visom knygom with all the pots of prasadam, ir su visais tais prasado puodais, the world will be delivered. visas pasaulis bus išvaduotas. Watch out. Nes žiūrėkit. So we don't need to watch out. We're waiting for that day. Taigi mums nereikia stebėti ir laukti. Mes laukiam šitos dienos. We cannot wait any longer for these so-called politicians to make some peace and prosperity within this world. Mes negalime laukti, kol kažkokie tai politikai padarys taiką pasaulyje. But the devotees are certainly doing that already. Bet bhaktai jau tą daro visą laiką. And we are living proof of that. Ir mes esame gyvi to įrodymai. If we just remember what we were like before being a devotee Jeigu mes tiesiog atsimintume, kas mes buvom prieš tapdami bhaktais and look at us now, ir pažiūrėkite į mus dabar, what change? koks pokytis. This is Krishna's inconceivable potency. Ir tai yra Krišnos nesuvokiama galia. And we are the luckiest Mes esame patys laimingiausi, persons sėkmingiausios asmenybės in the world. pasaulyje. Thank you so much for your attention. Ačiū labai už jūsų dėmesį. Finish there. Mes jau pabaigsim. Srila Prabhupada ki, Jai. Transcendental Deities ki, Jai. 16 rounds ki, 16 ratų iki. Mayapur Dham ki, Vrindavan Dham ki, Transcendental Book Distribution ki. Dėl šiandien dėl Šventojo Maharadžio.